Taip, sveiki visi. Šį kartą pakalbėsiu ne apie tai, kas nutinka gero, pradėjus vartoti Fitline produktus, bet apie tai, ko nereikėtų išsigąsti. Tai yra apie neigiamą dinamiką. Ir kodėl daugeliui pradėjus gerti šios produktus, anksčiau ar vėliau pasireiškia neigiamą dinamiką. O tai yra todėl, kad organizmas pradeda valytis ląstelės lygmeniu ir vyksta valymosi ir atsistatymo mechanizmas. Todėl pradžioje galima jausti įvairią dinamiką, tiek pagerėjimo, tiek ir pablogėjimo, kadangi yra iškeliama, suaštrinama jau mūsų kūne glūdinti, mieganti galbūt kažkokia tai problema. Užkapsuliuota problema yra iškapsuliuojama, ji yra mums parodoma ir po to išsprendžiama. Tai simptomai atsirandantis atstatant kūną, vartojant, geriant naujos kartos papildus, tai yra funkcinė mityba. Dauguma žmonių pradeda šitos produktus vartoti, nes nori greito rezultato. Taip, šie produktai duoda greitą rezultatą, kadangi jie yra patvirtinta NTC technologija, tai yra ten, kur reikia, tada, kada reikia, tiek, kiek reikia. Ir įsisavinimas 98%, todėl viskas vyksta labai greitai. Ir pradėjus gerti ryto vakaro kokteilį plus Activize'ą, dauguma žmonių jaučia pagerėjusią nuotaiką, aktyvumą, proto koncentraciją, darbingumą. Tai yra tai, ko mes visi ir trokštam, ar ne? Tačiau nutinka taip, kad po kažkurio laiko vietoj energijos pliūpsnio mes gaunam dar labiau padidėjusi mieguistumą. Ir realiai man taip atsitiko po 3 mėnesių šių produktų gėrimo. Tai yra, aš pradėjau vėl jaustis lygiai taip pat kaip prieš produktą. Tai yra, pradėjau labai stipriai norėti miego, nieko negalėjau su to padaryti, susikaupti sunku, dirbti sunku. Ir iš pradžių žinoma, kad aš išsigandau, nes pagalvojau, kad vadinasi, produktas nebeveikia. Arba mano organizmas priprato ir viskas, rezultatas va štai toks. Na ir visa laimė, kad aš pasikonsultavau su Jolanta, kuri tikrai išmano apie produktą, nes su juo jau yra 2 metus, beveik 2 metus. Ir paaiškėjo, kad jeigu vartojant Activize'ą mes labai stipriai norim vėl miegoti, reiškia mūsų centrinė nervinė sistema tuo metu atsistatinėja. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia leisti savo daugiau šio laikotarpio pailsėti, galbūt sumažinti šiek tiek dozes. Ir kai kūnas atsigaus, vėl prasidės normali energijos gamyba ir bus stipri nervinė sistema. Va. Toliau. Dėl Activize vartojimo gali būti taip, kad kai kurie žmonės jaučia dusinimą ir oro trūkumą po Activize išgėrimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyksta nematomi procesai plaučiuose. Todėl, kad jeigu žmogus turėjo kažkokių stiprių, sunkių plaučių uždegimo atvejų, lėtinį bronchitą arba ilgus metus rūkė, tai reiškia, kad Activize'as keliauja į plaučius ir pradeda ten savo darbą. Ir vėlgi priminsiu, NTC technologija ten, kur reikia, tada, kada reikia, tiek, kiek reikia. Ir produktas yra labai protingas, jis žino, nuo kurios problemos pradėti spręsti. Jis nepradeda spręsti visų kūno mūsų problemų, bet po vieną. Va, toliau. Kartais pirmomis savaitėmis arba vėliau, kiekvienam skirtingai, mūsų organizmas yra labai labai individualus. Gali atsirasti odos bėrimai. Šitoj vietoj nereikia maišyti su blikstės efektu išgėrus Activize'ą, kuomet tam tikra kūno dalis parausta, dažniausiai veidas, bet būna ir kaklas, ir rankos, ir kojos, ir pilvas, visaip. Vėlgi ten, kur reikia, tada, kada reikia, tiek, kiek reikia. Ir apie bėrimus, ar ne? Gali būti, kad atsiranda spogelių, bet kurioje kūno dalyje. Gali būti ant nugaros, gali būti ant kaktos, gali būti ant viso veido, gali būti ant kaklo, gali būti ant rankų. Ir vėlgi kiekvienam individualiai. To nereikia bijoti, nes
kūnas tokiu būdu šalina kažkokias nereikalingas medžiagas per odą. Lygiai taip pat gali pasireikšti sukietėjusi, atsirasti kietų išskyrų, ar ne, nosies gleivinėje, ausyse, ir tai yra valymosi požymiai. Tuo metu rekomenduojama šiek tiek sumažinti produktų kiekį ir gerti daugiau vandenuko. Mano atveju po 3 ar po mėnesio maždaug pažinties su šito produktu mano visa krūtinė buvo išberta smulkiais, tokiais pūlingais spuogeliais. Vienu kartu išberi ir maždaug 3-4 dienų bėgyje viskas nyko, pranyko, dingo ir nebėra nei požymio. Toliau, kas dar gali būti? Gali būti, kad atsiranda padidėjęs prakaitavimas arba prakaito kvapas ir netgi šlapimo kvapas įgauna nemalonų kvapą, ar ne? Vadinasi, vyksta limfos ir viso kūno valymasis. Ir tai pasireiškia dažnai po mėnesio produktų vartojimo, bet gali būti ir vėliau. Priklauso kiekvienai individualiai nuo mūsų sveikatos būsenos. Pradėjus vartoti papildus, maždaug apie 10 procentų žmonių pastebi nemalonius pojūčius virškinamajam trakte. Tai yra, pradeda jausti rėmenį, graužimą, gali atsirasti viduriavimas, vidurių užkietėjimas, diskomfortas, toliau gali būti burbuliavimas, išsipūtęs pilvas, sunkumo pojūtis, kažkoks skrandžio sustojimo pojūtis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų virškinimo sistema pradėjo vėlgi savo atsistatymo valymosi darbus ir greičiausiai yra tuo metu valomi tulžies latakai, kepenys ir pati tulžis. Vyksta išsivalymas. Lygiai taip pat vyksta valymosi procesai žarnyne. Ir šiuo metu reikėtų sumažinti šiek tiek power kokteilio, tai yra vietoj viso pakelio pusę pakelio, ir prieš geriant ryto kokteilį, power kokteilį, išgerti karšto vandens, didelę stiklinę karšto vandens, kad suaktyvinti visą virškinimo sistemą dar prieš išgeriant power kokteilį. Jeigu viduriai labai iškietėjo, galima išgerti vidurius laisvinančią arbatą švelnę, kažkokią tai hemoro, pavyzdžiui, jinai labai švelniai atlaisvina vidurius. Toliau. Pasitaiko gan dažnai, kad tam tikrų laikotarpių vartojant produktus žmonės savo šlapime pastebi, kad jis yra drumstas ir tai reiškia, kad išsiskiria smėlis. Vėlgi, tai yra natūralus valymosi, švelnaus inkstų valymosi procesas. Ir tuo metu gali paskaudėti ir inkstus. Mano atveju aš po 3 mėnesių Fitline produktų vartojimo pridėjau Daidrinką. Ir jis yra skirtas 2 savaitėm. Tai aš visas tas 2 savaitės, kol gėriau Daidrinką, man skaudėjo inkstus, laužė nugarą, toks tikrai labai nemalonus pojūtis. Ir šlapimas buvo drumzlinas. Tai reiškia, kad vyko labai stiprus valymosi procesas. Pabaigus Daidrinką po 2 savaičių visi požymiai dingo. Aišku, kad aš šitą Daidrinko gėrimą pakartosiu dar po kažkurio laiko. Jeigu yra akmenligė tulžyje ar inkstuose, tuomet Daidrinko negalima gerti visą dozę iš karto. Viename pakelyje yra 3 matavimo kaušeliai, todėl gerkite po 1 matavimo kaušelį, kad neprasidėtų staigus akmenų šalinimas, o kad tai būtų lėtas tirpimas ir slinkimas, kad viskas vyktų švelniai. Toliau, kas gali dar įvykti? Gali pasireikšti metalo skonis burnoje, gali jūs tarsi rankos švarios ar ne, lauko darbų nedirbat, o panagės juodos. Gali būti, kad kūno kvapas, neprakaito kūno kvapas pasidaro nemalonaus kvapo, nemalonaus aitraus netgi kvapo. Vėlgi, tai nereikia bijoti, tai reiškia, kad valosi sunkieji metalai iš mūsų kūno. Padidinti vandens kiekį ir jeigu reikia, sumažinti produktų kiekį.
gali žmonės patirti, ypač tie, kurie turi problemų su kraujotaka, su širdimi, gali patirti diskomfortą širdies srityje. Gali atsirasti nedidelė aritmija, gali būti šiek tiek kažkokio tai nemalonaus diskomfortinio pojūčio, gal susitraukimo, tokio, kaip būna širdies nerimo, ar ne? Vėlgi, kaip padėti savo širdžiai, sumažinti dozes, jeigu reikia tuo metu, ir dadėti kofermentą Q10 ir omega 3. Tai daro elastingesnę mūsų širdį, elastingesnį raumenį, elastingesnės kraujagyslės, lengviau vyksta procesai, mažinami uždegimo procesai ir jeigu tikrai yra problemų su širdimi, reikia dasidėti amino rūgščių, kad sustiprinti širdies raumenį. Ir tai suteiks jūsų kūnui jėgų atlikti švelnų valymą, atkuriant organizmo visumą. Toliau, jeigu jūs turėjot problemų su sąnariais ir prie bazinio rinkinio prisidėjot Gelinfitą, tai yra produktas skirtas sąnariams, gali pasireikšti paūmėjusių skausmų, ypač tuo metu, jeigu jūsų sąnariuose yra susikaupusių druskų. Tai reiškia, kad pradeda vėl vykti valymosi ir atsistatymo procesai. Jeigu pradėjus gerti Gelinfitą skauda, suaktyvėja sąnarių skausmai, tai naudokite šilumą, įtrinimus, masažą, ar ne. Ir taip pat galima dasidėti Activaiso gelį ir omega 3. Tai padės atkurti greičiau jūsų sąnarį, atstatyti ir sugrąžinti jį į sveiko sąnario būseną. Kas nutiko man? Aš po 2 mėnesių bazinio rytinio vakarinio produktų naudojimo dasidėjau Gelinfitą, todėl kad aš turėjau dešinio kelio traumą prieš 20 metų ir metus laiko man ši problema jau nedavė ramybės, tai yra man koja visada skaudėdavo einant, ypač suaktyvėdavo skausmai, kai drėgmė lauke ir negalėdavau aš koją sulenkti, tai yra jaučiau tokį deginantį skausmą, tai yra mano sąnarys buvo ir sutinęs, ir uždegiminis, ir skausmingas. Pradėjus gerti Gelinfitą, maždaug po 2 savaičių skausmas nurimo, bet prasidėjo stiprus traškėjimas. Ir kadangi aš jau žinojau, kad prieš atsistatant gali įvykti neigiama dinamika, nesureikšminau, tačiau pasaugojau šiek tiek savo koją. Ir dar po savaitės Gelinfito naudojimo dingo traškesys, kartu su juo dingo visi skausmai, visi patinimai. Tai yra aš vėl maždaug po 3 savaičių Gelinfito gerimo atgavau savo naują sveiką koją. Va, tai tiesiog nereikia bijoti. Toliau pas mane yra šiek tiek podagriniai kojų nykščiai ir gerokai vėliau aš tęsiu iki šiol Gelinfito gerimą, manau, kad tikrai yra ką jam veikti mano kūne. Maždaug savaitę laiko intensyviai skaudėjo tie mano didieji pirštai, dabar aš jau jų nebejaučiu. O anksčiau būdavo, jeigu užsidėdavau aukštakulnius batelius ar vairuojant, kai daugiau reikia panaudoti to piršto darbo, man skaudėdavo. Toliau, sekantis požymiai, kurie gali mus ištikti geriant Vitlainą, tai yra galvos skausmai. Ir vėlgi, nevienodai. Vieniems anksčiau, vieniems vėliau. Vieniems trumpiau, kitiems ilgiau, kitiems iš viso jų nebūna. Galvos skausmai pasireiškia tiems, pas kurios toksinų buvo susikaupę gana daug, ne tik pačiame organizme, bet ir tarpląstelinėje erdvėje. Ir žmonėms tiems, kurie jau anksčiau turėjo kraujo spaudimo problemų, migreninių galvos skausmų arba šiaip kažkokių tai lėtinių galvos skausmų. Ir šio laikotarpiu rekomenduojama daugiau gerti vandens, daugiau judėti, tai yra, kad kuo greičiau toksinai šalintųsi iš kūno ir dasidėti omega 3. Mano atveju, tikrai nepasakysiu, kuriuo laikotarpiu, nes neužfiksavau, o labai verta fiksuoti, aš atsikeldavau ryte su plyštančia galva, atrodydavo, kad galva pilna žvyro. Ir maždaug mėnesį laiko aš atsibusdavau su tokia galva, bet vėlgi labai gerai supratau, kad vyksta kažkokie giluminiai valymosi procesai, todėl labai didelio dėmesio į tai nekreipiau ir pastebėjau, kad
atsibundu su skaudančia galva, bet atsikeliu, pradedu judėti ir išgeriu to rytinio karšto vandens ir mano galvos skausmo kaip nebūta. Gerokai anksčiau aš esu turėjusi migreninius galvos skausmus netgi su migreninė aureolė. Tai dabar tokių dalykų jau seniai nėra. Kitas momentas. Kiek daug tų momentų. Pradėjus gerti vakarinį kokteilį dažniausiai žmonėms, kurie turėjo sutrikusi miego ritmas atsistato, susitvarko, žmonės išsimiega, rytą atsibunda pailsėję ir žvalūs. Tačiau man ir kai kuriems žmonėms nutiko taip, kad aš, jeigu išgerdavau Restoreitą prieš naktį, aš iki 3-4 valandos, mano akys stačios, aš miegoti negaliu, esu žvali, energinga, galiu kažką veikti, dirbti, bet naktį man nesinori dirbti, tai tiesiog sėdėdavau, medituodavau, mąstydavau, galvodavau, paleidinėdavau, tiesiog tai, ką galima daryti lovoje. Ir taip nutinka žmonėms vėlgi, kurių yra nervinė sistema, centrinė nervinė sistema pertempta. Ir mano sistema pertempta, jinai buvo jau tikriausiai nuo pat vaikystės, ypač po to skyrybų procese ir po skyrybų, kuomet aš buvau visiškai sugniužusi, daėjusi iki tokios būsenos, kad man gyvenimas atrodė labai sunkus ir neįmanomas. Bet atradus emocijų paleidimo techniką visą tai kaip ir susitvarkė, tačiau matyt giluminiam lygmenį mano centrinė nervinė sistema vis tik liko įtempta, nes net ir biorezonansas, kiek aš jį darydavausi, tiek jis rodydavo padidėjusią įtampą. Na ir kadangi aš negalėdavau užmigti po Restoreito, aš jį pradėjau gerti po pietų, tai yra iki 3:30 vėliausiai. Jeigu išgerdavau po 3:30, man jis veikdavo budrinančiai ir ilgai negalėdavau užmigti. Ir taip gėriau aš ilgai ir vis patestuodavau. Praėjo mėnuo, patestuoju, nesuveikė. Tai yra suveikė, vėl nemiegu. Praėjo dar mėnuo, vėl patestuoju, dar nemiegu. Na ir dabar, kai praėjo jau 8 mėnesiai, kai aš esu su šiais produktais, aš jau kokią savaitę galiu šitą produktą gerti vakare. Tai yra, jis man nebetrukdo miegoti. Vadinasi, mano nervinė centrinė sistema atsistatė, sustiprėjo ir dabar jie jau yra normos būsenoje, taip kaip ir turi būti pas normalų žmogų. Kitas momentas su Restoreitu, geriant jį gali labai pykinti arba gali netgi kai kam pasireikšti vėmimas. Tai nutiko mano dukrai. Ji kaip pirmą kartą išgėrė Restoreitą, ji išgėrė ant tuščio skrandžio vakare, jau gerokai buvo po vakarienės ir viską išvėmė. Teko pasiaiškinti, kodėl taip vyksta. Pasirodo, kad jeigu mūsų organizmas yra labai stipriai rūgštinis ir jame yra labai daug patogeninės floros, tai yra grybai, parazitai, pirmonis, tai, kas yra mums nereikalinga ir nenaudinga, vyksta kūno atmetimo reakcija, kadangi visi nori gyventi. Todėl šitą produktą tada patartina gerti ne po 3 matavimo kaušelius, kaip yra supakuota į pakelį, bet po 1 matavimo kaušelį ir netrukus po valgio, maždaug praėjus 10-15 minučių po valgio. Tam, kad pradėtų vykti gydymo procesai, tam, kad pradėtų šalintis iš mūsų organizmo mūsų tą nesimbiotinė, o patogeninė mikroflora ir kad palaipsniui organizmas priprastų prie šito produkto. Ir kai jau išgėrus kaušelį nebepykina, galima gerti 2 kaušelius. Kai išgėrus 2 kaušelius nebepykina, galima gerti 3 kaušelius. Na ir siekti tokio momento, kuomet mes galime išgerti 3 kaušelius, praėjus po valgio maždaug pusvalandžiui ir mūsų nepykina ir viskas nueina gerai. Tai yra prisipratinti palaipsniui. Lygiai taip pat yra dar vienas produktas, nuo kurio pykina ir netgi būna nemalonus, toks, netgi kai kurie įvardė, kad šlykštus skonis, tai yra Junior kokteilis. Jis yra labai unikalios sudėties, tai yra praktiškai vieno kokteilio, vaikams užtenka viskam ir tvarko žarnyną ir tai yra mikroelementai, mineralai ir taip pat antiparazitinė programa. Tai jeigu vaikams šitas gėrimas yra labai neskanus arba nuo jo pykina ir netgi vemia, vadinasi vėlgi tas pats organizme yra daug patogeninės floros, nereikalingos mūsų kūnui. Ką daryti? Galima į Juniorą dadėti celšiuto, jis gerina skonį ir šitą
junior kokteilį gerti ne prieš valgį ryte, o po pusryčių. Ir vėlgi, jeigu kaušelio per daug, pradėti nuo pusę kaušelio. Tol, kol pradės šalintis parazitai ir organizmas pradės priimti šitą produktą ir šitas produktas pasidarys skanus. Jis iš tikrųjų man yra skanus mandarinų skonio. O mano dukrai jis buvo iš pradžių labai neskanus ir lygiai taip pat pykino. Kodėl? Todėl, kad mes namuose turim 3 gyvūnus, tai yra 2 katinai ir šuniukas, ir ji lanko žirgyną, kur arkliai tikrai nepasižymi jokia higiena. Va, tai tokiu būdu tiesiog palaipsniui mūsų organizmas yra valomas, švarinamas ir taip pat tvarkoma mūsų mikroflora. Taip, kas dar gali nutikti? Gali suintensyvėti mėnesinės, gali suintensyvėti skausmai mėnesinių metu, gali atsirasti spazmai, gali atsirasti skausmai pilvo apačioje, kažkokie tai ne mėnesinių metu, ar ne? Mano atveju, vartojant produktą 7 mėnesius, aš pajutau labai didelius skausmus pilvo apačioje, tokius spazmuojančius, ir po kurio laiko pasirodė tokios tikrai labai negražios žalsvos išskyros ir daug. Ir aš taip supratau, kad tiesiog sprogo arba viena mano cista, arba keletą mano cistų buvo pašalinta iš gimdos, kurios yra užfiksuotos tyrimais, ir po kurio laiko aš pasidarysiu ir visą tai patvirtinsiu arba paneigsiu. Toliau. Galimi dar požymiai. Ūžimas ausyse, užgulusio ausų pojūtis, galvos svaigimas, raumenų skausmai, tempimo pojūčiai raumenyse, karščio šalčio bangos galimos. Gali pasireikšti, pavyzdžiui, krūtų skausmai, jeigu ten buvo kažkokia osteopatija, guzeliai ar dar kažkas. Toliau, oro trūkumo pojūtis. Gali pasireikšti galūnių tirpimo pojūčiai ir gali tai užtrukti ganėtinai ilgai, mėnesį, 2. Gali pasireikšti net ir nuotaikų svyravimai, gali laužyti visą kūną, gali skaudėti kiekvieną organą atskirai, visas sritis. Tai yra, gali vykti labai daug visokių procesų, bet viskas yra laikina. Ir neigiama dinamika reiškiasi nuo kelių dienų iki dažniausiai maždaug vidutiniškai iki 3 savaičių, tačiau išskirtinais atvejais gali reikštis net iki 2 mėnesių, priklausomai nuo to, kokią problemą šiuo metu produktas sprendžia jūsų kūne, ką jis atstatinėja. Va, tai visi požymiai pranyksta pilnai atsistačius jūsų organizmui ląstelės lygmeniu. Ir kai kuriais atvejais, jei jūsų kūnas buvo stipriai užrūgštintas ir stipriai užterštas, tai gali užtrukti net iki metų ar dar ilgiau. Ir šiaip paprastai dauguma žmonių metų bėgyje atsisako visų cheminių vaistų. Nuo skydliaukių, nuo kraujo spaudimo, nuo cholesterolio, nuo nugaros skausmų ir nuo reumatinių artritų ir nuo visų kitų ligų. Todėl nebijokit, tikrai nebijokit tos neigiamos dinamikos, nes tai reiškia, kad jūsų kūnas atsistatinėja. Ir tam, kad atsistatytų mūsų kūnas pilnai, tai vieni audiniai atsistato per 3 mėnesius, o kiti audiniai atsistato per 3 metus. Todėl tiesiog būkite procese, stebėkite ir leiskite organizmui atsistatyti be savo įsikišimo, kad čia kažkas vyksta ne taip. Na ir jei jūs domina šie produktai, norėtumėt susipažinti plačiau, sužinoti daugiau, tai prašau parašykite man ir aš suteiksiu visą reikiamą informaciją. Ačiū, kad esi ir iki.